Jeigu norite būti kūrybingais, tai ir būkite ir niekada nesigraužkite, jeigu jums kažkas nepavyko. Jeigu nežinai, kaip elgtis su savo pinigais, tai tikimybė yra, kad labai didelį gyvenimo uždarbio dalį tiesiog leisi pasinaudoti kitiems. Ugdom ir atsakomybę, tą patį savarankiškumą, mes tampame už savo veiksmus atsakingi. Socialiniai tinklai ir aplamai internetas. Mes turime suprasti, kad tai yra trendas ir jisai eis toliau. Viskas persikelia į internetinę erdvę. Kas iš jūsų girdėjot savo vaikystę iš savo svarbiausių žmonių pastabą būk protingas? Pakelkite rankas. Visi, garantuojam. O kas iš jūsų girdėjot iš savo brangiausių žmogų vaikystėje pasiūlymą būk jausmingas? Mes visi turime įgimtą norą augti. Tai tiesiog jį reikia vis pakurstyti ir kai prigęsta, nepamiršti kurstyti. Instagramas lygiai toks pat verslas. Tai kodėl jūs nesivadovaujate strategiją? Kodėl, kai jums duoda įrankius, kaip reikia padaryti tą strategiją, jūs tiesiog numetate dėl to, kad aš neturiu laiko. Aš dabar einu dirbti, turiu savo verslą ir aš tam neturiu laiko. Tu esi jau visai kitoks žmogus ir kai tu tai pajauti, tada atsiranda azartas. Ja, aš noriu būti kūrybingas.